Jo, tada sakau, nukelsiu kepurę, sakysiu aš grybas. Gerai. Pirmojo pusfinalio tai Neptūnas Wolves. Noriu paklausti, koks tau bus įdomiausias matchupas? Nu tai, įdomiausias tai aišku, kovanau su Biui. Čia faktas, du tokie pagrindiniai dominuojantys žaidėjai, bet čia dar kažkas galbūt galvoja, kad gali Neptūnas užkabinti, ne, žiūrėk, čia vieni vartai iš tas varžybas bus. Ok, kodėl? Man labai įdomu. Žaidžia Vilniui visų pirma ir pagal, ta prasme, Neptūnas iššovė vieną kartą. Vieną kartą iššovė. Tai man nei jų žaidimas, nei potencialas aš nematau per niekur. Ir žinant, kaip Wolvesai žaidžia lemiamas rungtynės. Atsimenu, mes kalbėjom prie tus podcastus, aš pasakiau, kai Wolvesam reikia laimėti, jie laimi. Tai atsitiks ir dabar. Visos sąlygos yra, viskas, ta prasme, Wolvesai yra pasmerkti žaisti finale. Okay. Per kur nori žiūrėti, aš negaliu tau pasakyti, kodėl ne. Negalėčiau vienos priežasties pasakyti, kodėl ne Wolvesai finale. Nesurašiau nei vienos. Gali Neptūnas sužaisti didelės varžybas, vis tiek laimės Wolvesai. Tiesiog, skirtingo lygio komandos, apie ką mes kalbam. Čia gali bandyti pasakyti kažkokią nesąmonę, kad Neptūnas laimės, bet, aišku, sportas dėl to ir įdomus, gali, kartais atsitinka tokių stebuklų, tai čia prilygčiau Neptūno pergaliai, tai stebuklai. Okay. Sužais kosminės varžybas Biui su Johnson. Ir jeigu, aišku, veteranai pasiūks taip, kaip su Rytu, va tokį stiliuko, ne, kaip atvažiavo Vilniui ir padarė, tai jeigu dar kartą atsitiks toks dalykas, tai aš tada viskas nukelsiu tikrai labai žemai kepurę prieš Neptūno žaidėjus, nesakau, kad prieš trenerį. Ok. Judam toliau. Žalgiris Lietkabelis. Ar turi čia kažkokių tai prošvaiščių šitoj poroj? Prošvaistė ta, kad aš galvoju, kad Lietkabelis sužais gerai. Lietkabelis sužais gerai, nelaimės, bet sužais geras varžybas, nes tom Čianako komandom prieš tokias, sakykime, kažkiek sisteminės ar ne komandas Trinkieri, kad nori viskas, jo valiai būtų viskas sudėliota, tai Lietkabelis gali gerai sužaisti, Taip, Lietkabelis gali gerai sužaisti, bet apie pergalę, tai čia, jeigu laimėtų Lietkabelis, tai man čia prilygtų kaip Prienų pergalį 2-14, Realiai, nes dabar... Ir, ta prasme, čia viskas apsiverstų, būtų, ta prasme, midijos tam pasaulyje visur, tas vakaras, tai būtų čia kosminis, jeigu laimėtų Lietkabelis vien dėl to, kad viskas tikrai Trinkierio atleidimo lapelis. Tiesiai, iš karto Rūbiniai būtų pralošus pusfinalį. Ta prasme, įsivaizduoju, kas čia būtų. Čia būtų daug didesnė sensacija, negu Neptūnas Wolvesus aploštų. Ta prasme, čia būtų visiškas šokas. Vasario 15. Tai būtų žiaurus sukrėtimas ir turbūt jo Andrėjo Trinkieri karjera užsibaigtų po šito pralaimėjimo. Jeigu bus pergalė arba Neptūno, arba Lietkabelio pusfinalį, tai bus prieš krepšinio logiką. Taip, kartais tai būna. Bet taurų turnyrai ir yra prieš krepšinio logiką. Mes tai pamatėm, tai ketvirtfinalį, Jo, tada sakau, nukelsiu kepurę, sakysiu aš grybas. Gerai, prisiminsiu šitą.